Įsiteikta realybė. Žmogaus įsivaizdavimai apie tai, kaip sudaryta visata, daugelį metų formavo mokslinė teorija, taisyklės ir dogmas. Kai jie teisingi, tai gali tapti raktu neįsivaizduojamam vystymuisi ir žmogaus galimybėms. Bet jei jie neteisingi, taps masinio naikinimo ginklais, o tai lemia civilizacijos degradaciją ir išnykimą. Ši tiesa nepriklauso nuo tikėjimo, ji kaip ir Saulės veikla, veikia nepriklausomai nuo to, kokias idėjas žmogus turi apie savo prigimtį. Kiek šie įsivaizdavimai artimos tikriems reiškiniams, svarbu tik pačiam žmogui. Naudojant tik 5 pojūčių organus teisingo visatos santvarkos paveikslo surinkti neįmanoma. Žmonės negali jais suvokti net 99% elektromagnetinių virpesių spektrų, kuriuos mato prietaisai. O ką kalbėti apie tai, ko dabartiniai įrenginiai negali fiksuoti. Paprasčiausi klausimai stumia į aklavietę net žymius mokslininkus. Kodėl tie patys atomai, susijungiantys tarpusavyje vienoje erdvėje, tvarkoje, sudaro negyvą materiją, o kitoje gyvą materiją. O tai žinoma tik Dievui. Ir tai atsakymas žymių mokslininkų. Viskas, ko mokslas negali suprasti ar paaiškinti, patogiai pateikiama jo kaip nekintami gamtos dėsniai, be supratimo procesų esmės ir prigimties. Kitas iliustratyvus pavyzdys. Žvaigždės ir planetos juda trajektorijomis, kuriomis visatos materijos pagal šiuolaikinio mokslo koncepciją turi būti 10 kartų daugiau. O kad išeiti iš akivaizdžios aklavietės, visa visatos materija, kuri nėra fiksuojama dabartiniais instrumentais ar 5 pojūčiais, moksle pavadinta tamsiąja materija. Tuo patvirtinant savo bejėgiškumą, mokslininkai pripažino patys, kad 90% visatos materijos nebuvo ištirta ir nėra žinoma. Biologai ir gydytojai turi savo neatitikimus. Embrionui vystantis iš vienos ląstelės pagal histologijos įstatymus, mokslas apie ląsteles dalijimosi metu turėtų atsirasti visiškai identiškos ląstelės. Tuo tarpu, kai iš tos pačios apvaisintos ląstelės kažkur tai dalijimosi metu vystosi smegenys, kažkur širdis ir kažkur raumenys ir kaulai. Taip mokslas paneigia ir prieštarauja daug kur pats sau, duodama žmonijai klaidingą suvokimą apie pasaulio santvarką. Rezultate net techninė pažanga neduoda žmonėms rezultatų. Vaistų, kaip ir ligų, tik daugėja. Mokyklose vis dar moko Einšteino teorijos, kuri dar 1933 metais paneigė Daytono Millerio didelio masto tyrimai. Suinteresuotoms šalims naudinga nedaleisti peržiūrėti mokslo pagrindų ir principų. Priežastis paprasta – baimė, kad tikros žinios neišvengiamai nuims nuo daugelio kaukės ir atskleis jų destruktyvius parazitinius veiksmus. Teisingas žmonijos vystymosi kelias pavojingas žmonėms parazitams, nes jų valdžia grindžiama pažeidimu ir pavergimu kitų proto, galimybių ir išteklių. Jiems naudinga klestėti kitų sąskaitą, naudojantis žmonių nežinojimu, manipuliuojant jų baimėmis ir nežinojimu. Anksčiau šią schemą bioenergetiškai planetiniu lygmeniu palaikė ebriška Žemės valdymo sistema. Tačiau nuo 2012 metų ši sistema iš užgrobtosios pasikeitė į mūsų gimtąją. Jau vyksta irimo ir nykimo, infantilių ir merkantilių praeities pasaulio vartotojų procesas. Jau diegiamos naujos gerovės technologijos, paremtos naujos smegenų energijų ir ląstelių fizikos principais.
Tuo pačiu metu planetoje tarp žmonių Žemės valdymo sistemos skliausteliuose ŽVS vykdomas griežtas auditas, kiek konkretus žmogaus sąmonė ir veikla atitinka gėriui ir kūrinijai pagal civilizacijos vystymosi vektorių. Sistema yra tiksli ir griežta, ji nepriima kyšių ir blato. Jei žmogus yra tikrai naudingas, savo darbais neša gėrį, tai aktyvuojamas jo palaikymas bioenergetiškai planetos lygmenyje. Tuo tarpu parazitai netenka šito, kuo blokuoja savo smegenų ir fizinio kūno galimybės, pagreitindami senėjimą ir savo degradaciją. Juk šis planetos vystymosi kelias jau nėra palaikomas. Žmonėms evoliucionuojantiems per Žemės valdymo sistemą suteikiama galimybė rinktis, palikti praeityje arba integruotis ir tapti ateitimi, kūrybos protu, kurti žmonijos labui ir gėriui, judėti pirmyn šviesos, tiesos ir gėrio keliu. Paskutinis karas tarp žmonių bus karas už tiesą. Šis karas bus kiekviename žmoguje. Karas su savo nežinojimu, agresija, susierzinimu. Ir tik giluminis kiekvieno žmogaus pokytis gali tapti taikaus gyvenimo pradžia visiems žmonėms. Nikolajus Jerikas. Parengta pagal Nikolajaus Levašovo knygą Proto galimybės.